Mano didžioji pasakų knyga. Broliai Grimai. Vilkas ir 7 ožiukai. Gyveno kartą ožka. Ji turėjo 7 ožiukus, kuriuos mylėjo taip, kaip kiekviena motina savo vaikus myli. Vieną dieną ožka susiruošė eiti į mišką, parnešti ėdesio. Jis sušaukė visus ožiukus ir tarė: mano vaikeliai, aš einu į mišką, o jūs žiūrėkite, saugokitės vilko, neatidarykite jam durų, nes jeigu jis čia įlys, suės jūs su ragais ir nagais. Tas nenaudėlis dažnai apsimeta kuo kitu, bet jį galite iškart pažinti iš šiurkštaus balso ir juodų kojų. Ožiukai atsakė: miela motute, prašom eiti ir nesirūpinti, mes mokėsime apsisaugoti. Nuraminta šitų žodžių, ožka subliovė ir išėjo iš namų. Neilgai trukus, kažkas pasibeldė į trobelės duris ir prašneko: atidarykite, mieli vaikeliai, jūsų motutė sugrįžo ir parnešė kiekvienam po dovanėlę. Bet ožiukai iš šiurkštaus balso suprato, kad čia vilkas, kaip jos mama buvo įspėjusi, ir jam atsakė: neatidarysim, tu ne mūsų motutė. Jos balselis laibas ir malonus, o tavo šiurkštus, tu esi vilkas. Tada vilkas nuėjo į krautuvę, nusipirko didelį gabalą kreidos, suėdė jį ir jo balsas pasidarė laibas. Sugrįžęs prie ožiukų trobelės, vėl pasibeldė duris. Atidarykite, mieli vaikeliai, jūsų motutė sugrįžo ir parnešė kiekvienam po dovanėlę. Bet vilkas užkėlė savo juodą gauruotą koją ant palangės. Ožiukai pamatė ir atsiliepė: neatidarysim durų, mūsų motutės ne juodos kojos kaip tavo, tu esi vilkas. Tada vilkas nubėgo pas kepėją ir tarė: užsigavau koją, užtek man tešlą. Kai kepėjas užtepė koją, vilkas nubėgo pas malūnininką ir sako: apibarstyk man koją baltais miltais. Malūnininkas suprato, kad vilkas bus sumanęs kokią apgavystę ir nenorėjo sutikti, bet vilkas jį pagazdino: jei nepabarstysi man kojos, suėsiu tave. Pabūgęs malūnininkas nubaltino jam koją miltais. Tada nedorėlis nuėjo 3 kartą prie ožiukų trobelės, pabeldė ir tarė: atidarykite, mieli vaikeliai, jūsų motutė sugrįžo ir parnešė kiekvienam po dovanėlę iš miško. Ožiukai suriko: pirma parodyk mums savo koją, kad galėtume atpažinti, ar tikrai esi mūsų mamytė. Vilkas parodė jiems miltais apibarstytą koją pro langą. Pamatė, kad ji tikrai balta, ožiukai patikėjo ir atidarė duris. O vidun įlėkė vilkas. Ožiukai persigando ir šoko slėptis. Vienas palindo po stalu, kitas įsmuko po patalais, 3 užlindo už krosnės, 4 nubėgo į virtuvę, 5 užsidarė indaujui, 6 įgriuvo į dubenį, 7 pasislėpė sieninio laikrodžio dėžėje. Tačiau vilkas juos visus surado ir nieko nelaukdamas iškart prarijo. Tik jaunėlio, tūnančio laikrodyje, neaptiko. Prisisprogęs lyg soties, vilkas išėjo iš trobelės, išsitiesė pievoje po medžiu ir užmigo. Netrukus mama ožka parėjo iš miško į savo trobelę. Ką ji ten išvydo! Durys buvo atlapos, stalas, suolai ir kėdės išvartyti, dubuo suskaldytas į šipulius, antklodės ir pagalvės išmėtytos. Ji ėmė ieškoti savo vaikelių, bet niekur negalėjo jų rasti. Paskui pradėjo šaukti vardais, bet niekas neatsiliepė. Galop, kai pašaukė jaunėlį vardu,
pasigirdo plonas balselis. Miela motute, aš laikrodžio dėžutėje. Ji to jau ištraukė savo mažėlį ir tasai jai apsakė, kad buvo atėjęs vilkas ir visus kitus suėdęs. Galite įsivaizduoti, kaip ji verkė savo vargšų vaikelių. Be galo susikrimtusi, kartu su mažuoju ožiuku išėjo iš namų. Prieėję pievą, jiedu pamatė po medžiu gulinti vilką ir taip garsiai knarkianti, kad net šakos drebėjo. Ožka apėjo aplink, apžiūrėjo ir pamatė, kad vilko išsipūtusiame pilve kažkas kruta. O Dieve, pagalvojo ji, gal mano vargšai vaikeliai, kuriuos tas bjaurybės surijo, dar tebe gyvi? Ji pasiuntė mažylį į namus parnešti žirklių, adatos ir siūlų. Tada pradėjo kirpti nedorėliui pilvą. Vos kiek prakirpo, vienas ožiukas tuoj iškišo galvą, o prakirpus toliau, visi kiti vienas po kito iššoko laukan. Visi buvo sveikutėliai, nes tas bjaurybė iš godumo surijo juos nė nekramtęs. Tai buvo visiems džiaugsmo. Ožiukai glaustėsi prie mamos ir šokinėjo aplinkui, o toji tarė: dabar eikit ir pririnkit akmenų, mes juos sukišim tam nenaudėliui į pilvą. Ožiukai tuoj prinešė akmenų, sukrovė į vilko pilvą, o mama ožka susiuvo prakirptą vietą. Kai išsimiegojęs vilkas pabudo, nuo akmenų pilve pajuto didelį troškulį, todėl sumanė eiti prie šulinio atsigerti. O kai priėjęs pasilenkė gerti, sunkieji akmenys pasislinko į priekį, jis įkrito į vandenį ir prigėrė. Ožiukai bėgdami pro šalį garsiai šaukė: vilko nebėra, vilkas prigėrė! Ir kartu su motina iš džiaugsmo ėmė šokti aplink šulinį. Pabaiga.